Lemtingoji valanda, lemtingoji minutė radio stotyje Geras FM. Didysis kulinaras Gytis von Balčiūnas iš Vokietijos. Ja. Didelis magas. Ja. Virtuvės monstras. Ja. Surengs pasaulinio masto šou tiems, kas dabar stebi Geras FM internetinę transliaciją. Taip, gerbėjai, radio stotyje Geras FM yra, gerbėjai, video tiesioginė transliacija, kurioje galite matyti viską, kas vyksta mūsų studijoje. Ir štai kasdieną mes darome kokį nors kulinorinį stebuklą, kitaip nepavadinsi. Štai turiu nuostabaus visų keikiamo, bet mano labai mylimo, reiškia energetinio gėrimo su, reiškia, karvyte raudona buliuku, reiškia, raudonas buliukas, taip. Turiu pienuko Miau, bananinis pieno gėrimas, taip pat turiu vakar valgyto, štai, vat, su mano kandimo žymėm, su mušteko, su tunu, salotom ir tarakonais. Gerai, gerai. Tarakonų bei atsinešiau iš namų, ten jos auginu, reiškia, užleidžiu ant kaimynų. Gerai. Jeigu kaimynas pastato. Čia pas mus toks MTV gastronomijos šou. Taip. Nu tai ką, dabar žiūrėk, sako, yra, ten nesuderinamų dalykų nėra. Derinti galima viską. Galima derinti. Dabar čia pienukas. Pinavijų spalvos kojines mes deriname prie žalių batelių. Taip, pavyzdžiui, arba karoliai prie, reiškia, geltonų trūsikų. Nu visiškai. Sūrio karoliai prie geltonų marmeladinių kelnaičių. Trūsikų. Nu štai dabar žiūrėk, pabandykime. Dabar ką čia gėrė? Plaukuotas podelis papolė. Nu baig čia tas vulgarybės. Nu gerai. Tas podelis. Įpilam dalį pienuko, Miau pienuko į puoduką, reiškės. Na ir atsidarykime dabar Red Bullio skardinę. Tai čia bus kava su pienu. Koks tau kava su pienu? Tu gerai kava su pienu? Senokai. Tai kavas negeri. Senokai. Žiūrėk, Red Bull. O, brolytė, žiūrėk. Čia šampanas, čia dabar toksai pienių, kiaulpienių šampanas. Išmaišykim dabar viską. Naudojam pirštą skirtą maišymui. Rankos kaip visada neplautos. Penktasis. Nerutį, nori paragauti? Ne, nenoriu. Paragauk. Nenoriu. Aš nenorėčiau aptartinėti tavo panagių. Gerai. O tokių? Panagių. Gerai, dabar aš bandau paragauti. Greituoju būdu užsikasdamas. Viskas būtų gerai, bet čia visą tą kvapą, nes labai mirtai virtuvėje. Labai smirda? Tunas šitas dvokės, suprantate? Tunas dvokia. Tai įdėkim tuno, kad dar labiau dvoktų, įdėkim į podelį šį. Palauk, čia kažkur yra. Va. Žiūrėk. Ponas iš užsienio, kulinarijos meistrė. Subtilumo, manote. Tai pagardinkime skonį subtiliu, aštriu maloniai putojančių tuno kvapu. Palauk, kur tunas? O čia tik tuno kvapas, ką yra? Gal čia majonezas toksai, žinai? Va, radau tuno. Tu žinai, kaip gamina majonezą? Gamina, kad reikia plakti kiaušinius, kol susidarys putas, taip? Man atrodo, šitas majonezas tai pagamintas yra iš kiaušinių lukštų, žinai. Aš įtariu, kad jis yra iš ateivių iš Afrikos. Krautuvininkai seniai nebenaudoja aliejaus. Pridėjome, pagardinome visą tą, ką supyliau, reiškia, iš pienuko Miau ir Red Bull skardinės, pagardinome vakar valgyto sumuštinio kiaušinuku ir gabalėlių tuno. Nu ką, nerėjau? Prozit. Prozit. Ir šią fantastišką minutę Gytis maloniai besišypsodamas, pasitenkinimo veidų kupinas visas, maloniai jausdamas gerą maisto skonį, besišypsodamas šiek tiek ledinių veidų ir plieninėmis akimis, maloniai virškina savo sukurtą receptą. Aš biškeinu.